Darau paskutinį testą su tais visais moliais ir visą laiką darau tą patį. Dabar nežinau, ar pavyks vieną ranką. Prasiskalauju stiklinę su savo osmosiniu, kuris yra 10 ppm. 10-11. 10. Išpilu tą vandenį. Bet aš praskalauju dviem rankom rimčiau. Išpilu tą vandenį. Įsidedu meterį, jis rodo 0. Atsisukau buteliuką dviem rankom. Ir visus vienodai. Apsisėmė. Tas buvo ir taip rekordininkas. Kadangi osmosinis vanduo yra kambario temperatūros, aš atsinešti iš balkoną, biškį reikia palaukti, kol sustoja, ir jeigu ten oro burbuliuks įsimaišo, irgi maišosi, kol nustoja keisti skaičiai. 193. Cool. Nu va, sustojate 192. Kadangi čia plaukioja, aš išpyliau ir padarau dar kartą. Nu va, 194, 192, nes aš pilu šaltesnis iš karto, kol vandens temperatūra, jis matuoja ir temperatūrą, ir TDS, ir perskaičiuosiu temperatūrą. Tai va toks rezultatas, 192, taip ir pavaikim. Tai va rezume. Molis pradėtas šitas gruodžio 10, čia antra partija, kiti pradėti lapkričio 30, gruodžio 10 iki 16, pakila 503 ppm, pakeitus vandenį vėl. Per 3 dienas pakila iki 507, vėl pakeitus vandenį, nuo gruodžio 19 iki 6, 10 ppm vandenį pakėlė vėl į 192 ppm. Čia yra rekordininkas. Ne vienas kitas tiek nepakėlė ir tai yra glazūruoto, degto 2 kartus molio puodelio auselė. Tai dabar klausimas, ką jis ten atiduoda. Čia neaišku dar. Šitie 3 moliai, baltas šamotinis, kurio degimą aš nežinau, kurį nuo 11.30 1, 2, 3, 4 kartus matavau, jis gruodžio 19 pakilo iki 12, nuo 10 iki 12 aš jau nebematavau dabar. Šitas pakilo baltas, degtas 2 kartus 900 ir 1200 pakilo iki 10 ppm, ta prasme, per 3 dienas paliko tas pats, aš jau nebematavau. Ir šitas baltas degtas vieną kartą, neaišku kaip, nuo lapkričio 30 iki gruodžio jis pakilo 11 ppm. Tai va tie balti, ir aš jau dabar 3 kartą nebuvau dėjęs, nematavau. Tai šitie yra 10, 11, 12, tai čia labai mažai įtakoja vandenį. Ok, tinkama. Dabar šitie akmenukai, jų čia yra mažai, galbūt 10 gramų, tuoj pat matuosiu. Čia yra tiesiog akmenukai, balti, kuriuos norėjo dėti į tą Simonkės akvariumą. Aš juos iškratau. Dar 3 liko ant stalo. Taip, 13 gramų. Visą kitą molį atsilaužiau ir dėjau po 25 gramus. Ir jie va dabar pakėlė iki 42 ppm. 3 kartus pakeitus vandenį. Nuo gruodžio 10 iki 16, paskui 19 ir dabar sausio 6. Pakeitus vandenį visą laiką tą patį osmosinį. 42 ppm. Raudonas degtas molis, iš pirmos partijos, kur nežinau kaip degtas, vanduo keisas 1, 2, 3, 4 kartus. Ir dabar iki sausio 6 pakėlė vandenį iki 51. Raudonas neglazūruotas šukės, tai mažiau negu glazūruotas. O tas rausvas molis, kuris iš pradžių šnypštė kaip labai minkštas, trapus, degtas vieną kartą nuo gruodžio 10, 16, 19 ir va dabar per 1 kartą užpilta, 2 kartą, 3 kartą užpilta irgi 39 ppm. Nors iš pradžių atrodė, kad jis šnypš baisiausiai, kaip ir šamotinis, labai daug atidavė iš karto. Raudonas molis degtas 2 kartus prie 910-50, per 3 vandens keitimus pakilo vėl iki 46. Geltonas glazūruotas molis, degtas 2 kartus, per 3 vandens keitimus, ta prasme 3 kartus įpilant tą patį osmosinį su 10, vėl pakilo iki 81.
Ir raudonas degtas vieną kartą per 3 keitimus pakilo iki 73. Tai rekordininkai 3 yra šitie. Raudonas degtas vieną kartą kaip lėkštutė 73. Geltonas glazūruotas 81. Ta prasme, geltonas molis dengtas glazūra 81. Ir raudonas ar geltonas molis dengta glazūra 192. Su glazūra moliai davė daugiau negu neglazūruoti moliai į vandenį. Panašu, kad atidavinėja pati glazūra. Nu ir įdomiausia. Šlapias, žalias, nedegtas molis. Pirmą kartą užpyliau įdėjau vandenį nesusidrumstė, buvo 48 ppm nuo lapkričio 30 iki gruodžio 2. Tada keičiau vandenį, buvo 703 ppm per 8 dienas. Tada iki 16 dienos 305, iki 19 29 ir nuo 19 iki sausio 6 pakeitus jis duoda 40. Tai yra antras mažiausias molis. Šitas duoda 40, nedegtas. Šitas 39, o šitas 192. Prasme, žalią molį įdėjus trąšoms į akvariumą, jis per 3 savaitės paleido tik 40 dalių. O degtas ir glazūruotas paleido 192. Nu ir dabar iš eilės. Šitas degtas iš pradžio atidavė 9, paskui baltas tik tais 10 iš 10 vandens, tai čia nieko nėra. Šitas iš pradžių šamotinis atidavė 3,2, paskui 3,4, o paskui per kelis kartus liko tik 11. Čia baltas molis iš pradžių 16 tik tais, paskui 12, neturėjo gabaliuką. Šitas rausvas, kuris kaip kreida trupa iš pradžių atidavė 60, paskui visą laiką atiduoda 39, tada eina žalias raudonas molis, kuris pirmą kartą atidavė 8, paskui 7,3, paskui 3,5, 2,9 ir dabar per ilgesnį laiką 40. Tai jis atiduoda daugiau už baltus molius, praktiškai tą patį 3,9, 40 kaip ir tas rausvas molis, bet čia žalias, nedegtas. Toliau. Baltų akmenukai, kurių yra tik 15 gramų, atiduoda 42, daugiau už žalią molį. Raudonas degtas molis 2 kartus atiduoda 46. Raudonas degtas molis, nežinau kaip, kur atidavinėjo 66, atiduoda 51. Iš pradžių užpylų šiam 6, paskui tirpsta mažiau, bet vis tiek palaikius ilgiau atiduoda 1. Tai, kuo ilgiau laikysi, to daugiau duos, reiškia. Šitas, kuris atidavė 168, paskui 8, dabar 73, iš pradžio atiduoda daug. Šitas geltonas, kur atidavė iš pradžio 6, paskui 36, ilgiau palaikus, atidavė 81. Nu ir šitas puodelis, 2 kartus degtas, glazūruotas mėlynai, ilgiau palaikus, atidavė 192. Tai nuo to, kad nieko netiduoda arba labai mažai balti moliai, raudonas atiduoda 40, nedegtas, šlapias, o čia 46, 51, 73, 81 ir 192. Taip kad su molių dėjimu į akvariumą reikia labai atsargiai, nes neaišku, ką jis atiduoda į tą akvariumą. Taip kad įsivaizduokite, jeigu čia 25 gramai, aišku, jeigu keičiat vandenį, ok. Bet vieną kartą degtas molis, jis vandenį suyra. Taip kad reikia galvoti, ką dedam. Ir sugalvojau, kad reikia pabaigti, kad reikia tą molį užpilti realiu akvariumo vandeniu, nefokusuoja baltą. Mano akvariumo vanduo, kuriuo dabar užpyliau molį, yra 176. Visus buteliukus prisėmiau pilnus. Ir prisėmęs tos buteliukus užsuksiu ir vėl padėsiu. Pasižiūrėsim. Aš jau norėjau atsikratyti ir išmesti, bet pažiūrėsim, kas bus su realiu akvariumo vandeniu. Kaip pasikeis ar nepasikeis.